Sveiki, atvykę į mano video vėl po didelės pertraukos. Sorry, kad buvau taip dingęs kažkur, nežinau, čia mėnesių dviem, gal net nežinau, kiek čia laiko praėjo. Bet vasarą daug reikalų, projektą judinau ir atsimenu turbūt paskutinį video ne apie sodybą, o apie 92. Tai 92 buvo dar Molėtuose, Baltas, treniruotį važiavom. O dabar daug visko nutiko, bet neturėjau galimybės turbūt pafilmuoti, parodyti jums, kas nutiko. Tai dabar pristatau šio sezono naują dizainą. Kaip dabar atrodo 92, jis jau apklijuotas, o jisai atrodo taip. Automobilį klijavom ovleda.lt, siūlyčiau ir jums tenai pasibandyti, galbūt toksai ekonomiškesnis variantas, vaikinukai mokosi, dirba, man kokybė kaip driftkarui tenkino, jeigu ten norit idealumo, tai truputį palaukit, išdirbs savo kokybę turbūt dar geriau, bet šiaip rekomenduoju iš tiesų, man netenkino to, ko aš norėjau, mano užgaidas patenkino. Tai apie dizainą apklijavimo tiek, labai nesijuokit iš truputį mergaitiškos stiliaus. Kai kam atrodo gražiai, bet daug komentarų išgirdau, kad saldainiukas gražu, patiko, wow, daug laikų susilaukiau iš to, ir tiesioginių, ir netiesioginių, bet žodžiu, daug kam patiko, galbūt pirmą kartą net man taip nepatiko. Užeinu pirmą kartą pamatęs tą mašiną, žiūriu žvaigždutės, o automobilio dizainas buvo padarytas dar prieš metus, bet visi darbai, viskas strigo, atsiliko. Ir aš pamiršau, koks tas dizainas, ten tarp 8 ar 10 rinkomės ir neišsirinkom tinkamo dizaino, pasirinkom atrodo tokį, koks tada atrodė geriausias. Ir tų žvaigždučių net nežiūrėjau arba neįžvelgiau, nebuvau prizūminęs gerai. Atvažiuoju, pamatau žvaigždučių pilną. Ir galvoju, kas čia per dalykas, tipo, pritraukiu tą fotkę, žiūriu, jo, okei, ten buvo žvaigždučių. Nu bet gerai, žvaigždutė. Tai klijavo man tą sukurtą dizainą Ovleda, patį dizainą sukūrė, D-Style, ne vienam drifteriui turbūt yra kūrė. Galite susirasti Instagram'e, Facebook'e, pasižiūrėkit, kokius darbus jis yra atlikęs, kokius dizainus sukūrė kelis variantus, pasirenkat vieną jum tinkantį ir valio, važiuojam, darom. Tai kaip turbūt jau matėt pagal video, kaip atrodo automobilis bendra išvaizda, jau turi visokių chamutėlių, kurių neturėjo čia būti ir nebuvo anksčiau. Turbūt priseksim nuotraukas, kaip atrodė jinai ką tik apklijuota ir padaryta, tai tikrai vaizdelis buvo super, o dabar jau jinai yra po pirmų Pro lygos varžybų, man pirmų, tai buvo Kačerginė. Anksčiau važiuodavau su Hulė, dabar išlėkiau su 700 arklio, normaliai prasitestuot. Išlindo daug reikalų, problemėlių ir taip toliau. Trumpai apie tas varžybas, nes video, kaip ir sakiau, neturiu, medžiagos neturiu. Tai išlindo tokios problemos, kad kūro reilas buvo neprisuktas ir jisai buvo pasikėlęs ir mes ieškom su programinė, su mepu, žodžiu, kur yra problema. Keitinėjom tos mepus, siuntėm, žaidėm su Valdu iš Klaipėdos, kuris ten geriausias meperis yra, visi pas jį kreipėsi, aš irgi visada kreipiuosi tik pas jį. Viską darėm, kad tik tai tas automobilis važiuotų ir galų gale pamatėm, kad ten neprisuktas reilas ir čia mūsų mechaninis kasekas, nu, ne mūsų, bet ne esmė, nesakysiu kieno. Neprisuktas reilas buvo ir kaip prisukom reilą, automobilis nuvažiavo. Aš jau laimingas, mes buvom padarę porą treniruočių važiavimų, aš važiavau Semi Pro ir Pro, 2 lygas. Padariau porą važiavimų su 17-kiniais ratais ir 18-kiniais nespėjau pastreniruoti realiai. Gedimas, išsprendžiam gedimą, važiuoju, sako viskas, treniruotės baigtos, važiuojam tipo į Kualą. Nu okei, Kuala tai Kuala. Išvažiavau į Kualą, be treniruočių, nepraėjau Semi Pro Kualas. Su Hulė to niekada, neatsimenu kada buvo, bet pačioj pradžioj. Tai žodžiu, Kualas nepraėjau su Semi Pro, einu į Pro, man iš tų poros važiavimų Kualas užteko kaip treniruotės, užsidedu 265 padangą, Pro Kualą praeinu, fuksais, bet nu apie nieką, sakau, automobilis naujas, nevažiuota, atmaskių dar yra daug, pirmi metai, negalima teisti, visi taip sakė, kad bus problemos pirmais metais. 265 uždedam, 32 vietoje susitinkam su Vasiliausku, strategijos normalios neturiu, neįžiūrėjom ten kaip kas važiuoja, nes visą laiką prie mašinos prasidėjom. Išlėkiu, padarau tokią klaidą, kad aš lėkiu jam iš galo ir kai važiuoju iš galo, žinau, kad man žinasi ir kad nebūčiau šone, kad nepridarytų man bėdų, nebūtų kontaktų ir taip toliau, pasirinkau važiavimą iš galo. Pavyt buvo galima lengvai, ne Hulė, nereikia į priekį išbėgti. Iš galo važiuodamas tikrai galėjau pavyt lengvai, bet padariau klaidą būdamas iš galo, kad statėsi jisai ir už dalies sekundės stačiausi aš, bet buvau jam iš galo, jisai palei kraštą statėsi, o aš į pievą. Viskas, pralaimėjau tą strategiją, kitam kartu jau turiu, rinksiuosi į centrą, o ne iš galo važiuoti. Tai va, pamokėlė gauta, kažką treniruočių šiek tiek minimaliai gavau ir jau gerai. Antras važiavimas, suvažiavau savo Lidraną tokį, kokį tą dieną galėjau geriausia, bet tas nepadėjo. Tai va, tokios buvo Pro lygos pirmos varžybos, video daug neturiu, gal jeigu kažką vieną rasiu, kokį įdėsiu.
O dabar visiems žiūrovams labiausiai patinkantis dalykas – burnautėlis. Keliamės į burnautėlį ir toliau į antras pro varžybas. Va toks ir burnautas. Žodžiu, po paskutinių Kuršėnų varžybų. Dar tiksliai nežinau, bet nuimsiu sankabą, pažiūrėsim. Ir sankabą sudegė, manau, ir reduktorius. Dabar pabandėm paburnautinti. Tai vienas ratas sukas, tai du. Tai reduktorius čia M-kinis, F80, tai jisai dirba su sankaba. Perkasi IRP adapteris, kuris įsuka ir užblokuoja tą sankabą. Ir gali būti, kad ta sankaba jau prabuksavo. Žinau, kad turi tokią problemą. Tai turbūt reiks reduktorius ir reikės sankabą. Atvykę į mano kanalą žiūrovai, grįžtam į antrą pro etapą. Ne, etapas gal ir trečias, o aš į antras varžybas pro važiuoju. Pirmuose pasisekė nelabai gerai, o šitose pasiseks labai gerai. Todėl, kad Kuršėnų trasą žinau puikiai, važiuodavau su chuligankė, tuoj pavėsinė nupūsiu. Abu kartus kiek važiavau, sudaužiau mašinas, bet išmokau klaidas ir šį kartą nesudaužysiu. Mašina nuo praeitą kartą, kas paruošta, tai pakeistas reduktorius dangtelis, duslintuvas buvo nuplėštas ir visa kita kaip ir tvarkingai važiavo. Apart to, kad ketvirtų bėgių kažkaip prieš ribotuvų pritrūkdavo apsukų, lyg ir kaip ar kleidingdavo ar kažkas tokio. Tai žodžiu, šiandien turbūt ketvirto bėgio neprireiks. Planas važiuoti visą trasą trečių bėgių su ketvirtu būstu, ten maks išpūstė. Jeigu tas nepadės, jungsim antilagą. Nekart nebandyta, turbūt negeriausia trasa bandyti antilagą. Bet pažiūrėsim kaip seks. Tai dabar einam į briefingą, nes jau kiek žinau, 5 minučių briefingas. Persirengiam ir važiuojam. Jūs taip toli nesigirdės, ką aš šneku, bet nesvarbu. Nedaug čia turiu ką pasakyti, tiesiog važiuojam į pirmą treniruočių sesiją. Ir dar smuiku, kaip žiūrėti tokią gražią, blizgančią, nesudaužytą. Su kiekvieną minutę vis daugiau jaudulio ir baimės. Bet pirmas išvažiavimas visada išsprendžia. Čia šitai trasai ne pirmą kartą ir žinau, kas būna. Pradžiai atrodo labai baisu, pirmas važiuoja, okei, jau nebaisu. Bet svarbu nebūtų to truputį per daug nebaisu, nes tada ir prasideda. Štai ir pirmos sesijos pabaiga. Automobilis beveik sveikas. Ai, davai, bumperį parodysiu. Beveik sveikas. Naujas lyderis. Naujas bodis. Susiklijuos. Ir nieko baisaus. Ai, vadai. Toksai nukrito, bet čia nieko baisaus. Nu ir galas atrodo visai tvarkingai. Nes jeigu pažiūrėjus į kitų, tai va, į padangą sulindau iki crashbero. Dabar nematau greitai pavyzdžio, bet kitų yra daug blogiau, kai kurių išvažiuota į blokus, dar kažkur. Nenoriu prisikarksėti, bet labai saugiai vidum važiuoju. Bet ir važiavimai tokie gal truputį apie nieką. Tuoj kažką pakeisim. Suvedimas truputį buvo išskiestas, pabandom padaryti ant nulio. Kad ir ką tai duotų galbūt, pabandysim pažiūrėti. Vieną turiu problemą su pasistatymu ir vėliau suknisiu visą važiavimą. Ant pasistatymo aš trečių bėgių bandau šokti į manžą ir mane per daug užpučia turbiną, per daug išsuka ratus, per daug šveičia į dešinę ir truputį užstabdau ir gaunasi gali būti unchaseable run.
Dėl to dabar strategiją truputį pakeisiu antrų sesijos važiavimo. Bandysiu antrų bėgių padaryti manžą ir persimetimo metu jung trečią ir toliau trečią galiu trasą užbaigti, bet pradžia mane tiesiog žlugdo, nes į pirmą klipiną negaliu čiuožti saugiai. Nenoriu į blokus sudaužyti mašinas, dėl to bandau saugiai. Kol kas tiek galima pafilmuoti, kaip daro fainį suvedimą rebetas. Kaip sekasi? Tai va, kai važiavom su chuligankė, atsimenu video filmavom, kaip čia šiaip žaidžiam su raktu kažką tuksenam, tipo, kad nėra ką veikti su chuligankė. O čia realūs reikalai reikia realiai sukt kažką visada. Svarbu video bus. Jeigu nuleisi kapotą, nepykit. Bent jau pavėsis, o gali dirbt. Baigėsi, važiuojame į kvalifikaciją. Kvalifikacija pravažiuota, bet dar neįveikta. Pirmo važiavimo, jeigu neklystu, surinkau 67 taškus, antrų 64. Labai liūdnai, tikrai galėjau geriau suvažiuoti, bet mašinos nekaltinu, realiai mašina atidirbo savo viską ok, kaip ir viskas gerai, pats trūksta skilo. Su antilagu reikėjo nuo pradžios važiuoti, galbūt būtų geriau pasisegę. Tai pirmo važiavimo ant pasistatymo, turbūt čia bus pridėtas vaizdo medžiagai ir nufilmuota, kaip pirmas važiavom. Pirmų pasistatymų persistengiau trečių bėgių iš sankapos manžą per didelį padariau. Jau biški toksai mintyse, kad sufeilinai, tai iš karto psichologiškai sunkiau toliau važiuoti. Pasistačiau vėliau panašiai į tinkamą vietą. Į kalną kilau, viskas kaip ir fainiai buvo, ok. Į blokus ok, nuo bloko atsispiriu ir į padangas pareit. Užsitampiau labai rankiniai ir sulėtėjau stipriai. Nors ten po blokų dar turėjau atsispyręs, dar atsidaryti ir tik tada rankinį ir galima vėl atsidaryti. Nu, arba ant stabdžio, čia jau kaip kas važiuoja, bet aš šiandien tokį techniką atradau. Ir pabaigą lyg ir užbaigiau tada neblogai, bet ten labai sufeilinau ir vos neišsitiesinau, bet sugavau šiam 7. Antrų važiavimų manžas buvo geresnis, bet po to manžo kažkaip susitampiau, per vėlai atsidariau, per ilgai užkibau ant rankinio. Būčiau anksčiau atsidaręs, būtų mane arčiau blokų nubloškę, pirmą klipiną ir toliau gražiai nusilaižyčiau sieną. Bet taip nesigavo, per vėlai atsidariau ir gavosi pirmą praleidęs, neteisingą ovalą piešiau ir turėjau korekciją padaryti toj vietoj, į kalną užkylęs. Galėjau greičiau ir agresyviau, bet panašiai plačiai suvažiavau, kaip ir nėra labai blogai, o paskutinį klipiną vėl, kadangi nedatempiau prie bortelio, tinkamai nedatempiau, todėl nedatempęs to klipino, nesugebėjau datempti ir prieš paskutinį. Ir pabaiga tokia irgi buvo šudina, švelniai tariant. Na ir surinkau mažiau taškų, dar šiam 4.
Dar labai daug vilčių dedam, kad dabar suvažiavę kažkas surinks mažai taškų ir mes liksim, buvom 28-oji, kad nenukrysim žemiau nei top 32 ir praeisim fuksais kvalą ir gausim nors vieną porinį, kad ir su stipriausiu šiandienos važiuotojai. Tai va, kol kas tiek, laukiam ar praėjom kvalą ir sekantis kadrai arba iš trasos arba tralą. 06 Max atitraukta? Max atitraukta, nu? Jau galima? Taip, jau senai. Kvalifikacija 30 vieta. Bum. Vasiliauskas. Bum. Čia nėra gerai vėl. Antras kartas, bet yra planas. Yra planas laimėt. Planas laimėt. Va tiek galiu pasakyti ir tiesiog važiuojam ir bandom padaryti tai, ką galim geriausiai. Dabar negaliu atskleisti plano, planas laimėt. Pasakysiu viską, kai jau laimėsiu, koks buvo planas, ar taip pavyko ar ne. Suvažiavam top 32, pirmas važiavimas. Mano klaida, kad arba netaip supratau teisėjus ir kad startas buvo, galvojau, nuo arkos, kai pradedam greitėtis, o čia nuo starto staigiai prasidėjo burnautas ir bėgimas, aš įjungęs antilagą, man apsukos sukyla, stumia priekį, aš negaliu taip greit posūkį išsukti, antras būdamas ir pavyt, ir tada jau viską ten kertu, kai tik tiesiai šaunu, kai tik pagaut. Ir pajaučiu, kaip jau važiuodamas, aišku, apsišildyt padangų, iš čia išvažiuodamas pajaučiu, kad pedalas sankabos ant viršaus. Visą dieną spardžiau tą sankabą ir sudegė sankabą. Matėsi, kad vietom dūmai yra, vietom nėra, kabina, nekabina tą sankabą. Ypač ant kalno, kai užvažiuoji, ten turėtų matytis, kaip išsispardai ir ne visada tą sankabą suveikia ir ratai tiesiog kartais sukasi, kartais tiesiog mašina rėkia ir nevažiuoja. Nu tai žodžiu, sudegė sankabą. Antrų važiavimų, nu ką, vis tiek reikėjo kažkaip važiuoti, bandyti, dariau tą lydą. Viskas buvo gal neblogai, apart tai, kad ta sankaba man suknyso visą protą ir jinai jau seniai man knyso protą. Ir vat Lauris sakė ant kalno, matė, kaip kad kartais po sulėtėjimo aš startuodamas spaudžiu sankabą ir sako, kartais dūmai yra, kartais nėra. Tai jau supratau, kad ta sankaba eina į pabaigą, nu ir vat ant porinį jinai pasibaigė. Dabar tik tai, kad užteks centralą užvažiuoti, o vėliau laukite teisinio, kai nuimsiu sankabą, parodys, kas iš jos liko. O prieš tai minėjai kažkokį planą, galėjau atskleisti? Ai, planas buvo važiuoti, tai planas buvo Tele2 pildyk. Ne, tai va turbūt ir tiek, aš žinau, vis tiek smagiai. Smagiai sudalyvauti pro lygoj, 30 vietą kvalifikacijai. Pirmi metai, pirma mašina naujai įsirinkta. Nėra nieko blogo, todėl kad mašina tipo realiai sveika, tik tai techniškai sankaba. Tai sankabą pakeisiu, jeigu reiks paviršius pašlifuosiu, viską parodysiu, ką darysiu. Ir kitą savaitgalį turiu suspėti į Molėtus važiuoti. Į Semipros, pro mašiną. Tiek daug arklio galės nereikia ten to aikštelį, bet važiuosim, kad kuo daugiau padalyvauti, kad kuo daugiau praktikos su šitą mašiną ir išmokti važiuoti ir galėtumėm bausti. Nu, o dabar taip negalėjau nei gaudyti, nei bėgti, sankabą vedė. Nežinau, kiek matėsi, pažiūrėsiu video normaliai, pastudijuosiu, bet pats jaučiau, kaip mašina reikia, bet žinau, kaip kimba tą padangą prieš tai, kaip važiavau ir kaip dabar jinai gazą duodi ir stovi.